Sportas, tai mano gyvenimo būdas, gal pradėkim nuo to, kad sportas šalia manęs visą gyvenimą buvo, bet jeigu man sudėtinga diena, aš galiu eiti vesti treniruotę ir man stresas tiesiog dingsta, arba aš galiu eiti treniruotę ir man stresas dingsta. Jeigu man sunku susidėlioti mintis, aš galiu tiesiog eiti pasportuoti ir man viskas susidėlioja žymiai lengviau. Sportas skatina priimti tam tikrus iššūkius lengviau. Tu privalai padėti savo ego už durų ir nesilyginti su kitais. Kai tau reikia kovoti ir tu atrodo jau kaip ir nebegali, bet dar randi jėgų, tai formuoja vienaip ar kitaip tavo charakterį. Treniruotės bet kokiu atveju ne tik gerina sveikatą, bet ir psichologiškai padeda išsivalyti smegenis nuo tam tikrų minčių, kurios neturėtų būti pas mus. Dar kaip ir paminėjai, turbūt vienas irgi svarbesnių dalykų tai yra bendruomenė, kur susipažįsti su daug skirtingų žmonių ir dar labiau praplėti savo turbūt ir pasaulėžiūrę. Bendrauja, būna ir vakarėlių, būna ir renginių, atsirado porų, kurios dabar sukūrė šeimas. Džiugina, kad ne tik gerinam sveikatą, bet ir padedam šiek tiek galbūt. Geras, labai smagu. Atrasti antrą pusę. Labas, tai visų pirma, labai jums noriu padėkoti už jūsų palaikymą. Man tai yra didžiulis įvertinimas, kad jūs prenumeruojate šį kanalą bei žiūrite šias, tikiuosi, įkvepiančias žmonių istorijas. Tai jeigu dar neprenumeravote kanalo, tikrai tai galite padaryti čia apačioje, man tai bus didžiulis įvertinimas. Na, o man po truputį pavyksta mažai žingsneliai sugrįžti į YouTube. Praeitą savaitę išėjo laida su Monika, kuri, kaip ir pati sako laidoje, panašu, kad yra atradusi savo kelią ir kai jį atrandi, atrodo viskas dėliojasi labai paprastai. Tai tik pabaigus universitetą Monika kartu su partneriu įkūrė tailandietiško masažo saloną, kuris jau yra Lietuvoje ne vienas, dėl to labai smagu matyti jos progresą. Ir palyginus neseniai Monika atidarė Om jogos studiją ir kai Monika kalba apie šį projektą, atrodo, kad jos akys visiškai dega ir su didžiulė energija Monika toliau vysto šį projektą, šią savo idėją. Tai jeigu nematėte laidos, tai kviečiu pasižiūrėti, palieku nuorodą čia viršuje. Na, o šiandien jums noriu pristatyti Pauliaus istoriją, tai yra Brasa CrossFit įkūrėjas. Kadangi turėjau puikų pavyzdį šeimoje, tai verslu Paulius užsiima nuo ganėtinai ankstyvo amžiaus ir yra įkūręs jau ne vieną verslą bei jį pardavęs, tai tikrai turi kuo pasidalinti. Kuriant Brasa CrossFit buvo pasiryžęs netgi užstatyti viską tam, kad galėtų surinkti finansavimą ir išvystyti šį projektą. Tai tikrai labai įkvepianti istorija ir be galo smagu klausyti žmonių, kurie yra tam tikrų sričių profesionalai. Apie CrossFitą panašu, kad žino labai daug. Nuo pačios atsiradimo istorijos iki įvairiausių technikų, pratimų, kurie padeda žmonėms sutvirtėti ir pasiekti savo tikslų. Tikrai skirtinė istorija, Paulius atvirai dalinasi savo patirtimi, tai labai kviečiu šią valandą likti su mumis. Na, o antroje dalyje turėsime ir teorinę dalį, kaip visada, su Luku. Tai pasilikite ir tikiuosi ne tik smagiai, bet ir naudingai praleisti laiką. Pauliau, aš tau labai noriu padėkoti, kad tu skiri savo laiką, mes sėdim sekmadienį, kur galėtum tikrai ilsėtis ir užsiimti savais reikalais ir tu ateini čia ir pasakoji savo istoriją. Tai ačiū iš tikrųjų tau labai. Tai ačiū tau, dėkingas, kad pakvietėjai, man malonu dalintis savo informaciją, savo istoriją. Labai iš tikrųjų smagu stebėti, kaip atrodytų toksai hobis išaugo į tikrai, galiu pasakyti, sėkmingą verslą. Yra 2 Brasa CrossFit klubai, esate pirmieji, kurie tapote oficialūs atstovai CrossFito Lietuvoje. Prieš 7 metus, man atrodo, buvai vienintelis treneris Lietuvoje, tai vienintelis Baltijos šalyse, nedaug iš 3 jūs buvot, kurie turėjo 2 pakopą licenzijos CrossFito. Gal ir gali papasakoti iš tikrųjų, kodėl CrossFitas, kas tave patraukė, kaip susidomėjai CrossFitą? Istorija prasidėjo nuo 2010 metų. Aš tuo metu aktyviai šiaip sportavau, visą gyvenimą stengiasi sportuoti aktyviai. Ir atsimenu, pamačiau atletą Miko Salą. Tai žmogus, kuris
man pademonstravo įspūdingą sugebėjimą atlikti sudėtingus workoutus. Ir aš pagalvojau, kokią šią metodiką naudoja, tada pamačiau, kad jisai yra atletas, crossfit atletas. Tada pradėjau domėtis apie crossfitą, suradau puslapį crossfit.com, nuo ko ir viskas prasidėjo. Ir pasibandžiau tiesiog pats workoutą padaryti. Supratau, kad tai įdomus dalykas, kad sujungia įvairius sportus, sujungia ir svorį, sujungia ir gimnastiką, ir kardio elementus. Tai tas mane užkabino iš tiesų, kad tai yra labai efektyvu, kad tai galima padaryti per pakankamai trumpą laiką ir galima pasiekti, iš tiesų gerų rezultatų. Tai nuo 2010 metų aš taip susipažinau su crossfitu. Ta kelionė iš tiesų tęsiasi gana ilgai. Pats, sakysim, užsiėmimas kaip verslas, kaip pradžia prasidėjo nuo 2013 metų. Tai 3 metus sportavau crossfito metodiką realiai, nes ir kitais sportais užsiminėjau, brazilų džiudžitsu truputį, kovos menais, būdavo ir krepšinį, ir futbolą, tai pakankamai buvau aktyvus. Bet kas mane iš tiesų sužavėjo, tai kad ta metodika jinai yra efektyvi ir kad crossfito treniruotės gali būti pritaikomas visiems, ta prasme personalizuotas ir orientuotas būtent į sveikatingumą. Tai tas mane labai sužavėjo. O ar paminėjai, kad tu užsiimdavai ir kitom sporto šakom? Jo. Kas pastumėjo apskritai į sportą? Ar tai tėvų įtaka, ar pačiam buvo labai įdomu? Nes dar kita lygiai greiti šaka yra verslumas, kurį mes šiek tiek jau kalbėjom už kamerų ir pakalbėsim apie tai plačiau, bet būtent sporto dalis. Iš kur tas aktyvumas toksai? Geras klausimas. Aš gana aktyviai leisdavau laiką visada vasaras, iš tiesų, kaime, bėgiodavom. Buvo brolis irgi labai aktyvus nuo vaikystės, tai jisai, kadangi vyresnis 3 metais, gal ir mane irgi taip pat pastumėjo link to, bet tuo metu, kai atsuktume atgal, sakysim, ten 25 metus, tai nelabai buvo kompiuterių tuo metu. Tai kaip mes leisdom laiką, tai kiemuose aktyviai žaisdavom, bet dabar viskas visiškai kitaip. Tai aš manau, kad tas aktyvumas tiesiog natūraliai būdavo, mes laukdavom to momentu, kada galėsim išeiti pažaisti, pasivažinėti su dviračiu. Tai nuo pat vaikystės, aš atsimenu, nuo 5 metų labai mėgau aktyviai leisti savo laisvalaikį. 8 metų prasidėjo krepšinis, po krepšinio ten prisijungė tenisas, nes brolis tenisą lankė, tada kažkiek futbolo čiupinėjau, nes buvo tas įdomu, bet daugiau tiesiog žaidžiau su draugais. Tai tas aktyvumas natūraliai vystėsi ir aš tiesiog kaifavau, tai mano buvo aistra nuo pat pradžių, sportas. Gal tai daugiau buvo laisvalaikio sportas, paskui jau kai jau buvo apie 12-14 metų, tada pradėjau domėtis labiau apie savo išvaizdą. Kaip turėčiau atrodyti, kad merginas sudominti ir taip toliau. Ne? Tai prisimenu gerai, kad mes ten hantelius susipirkome į savo garažą ir skaitydavom tiesiog arba knygas, arba žiūrėdavom žurnalus, tos pačius Arnoldo Schwarzeneggerio programas ir klasikinė darydavai bodybuildingo ten tas programas, įtardavai ir bėgimus, tai ta pažintis su fitneso, sakysim, sportu prasidėjo maždaug nuo 12-14 metų. Paskui prisijungė kovos menai galbūt sudomino tai, kad pamačiau kovos be taisyklių varžybas ir sudomino tai, kad dalis kovotojų kažkodėl laimi tas varžybas ant žemės, darant smaugimus.
Man papasakojo giminaitis apie Gracie Family. Tai yra šeima, kuri realiai ir sukūrė brazilų jiu-jitsu metodiką, kad jinai yra labai efektyvi. Tai tada teko karate domėtis labai, tai daug sporto šakų iš tiesų esu išbandęs ir manau, kad daug iš jų esu pasiėmęs per ilgą laiką iš skirtingų trenerių ir metodikų. Tai kovos menai, sakyčiau, davė daug iš tiesų disciplinos, nes kovos menuose tas labai jaučiasi. Krepšinis, taktikos, strateginio mąstymo, tenisas lygiai taip pat taktika, psichologinis spaudimas, kai tu pralaimė turi žaisti vis tiek, ir stengiasi laimėti, tai galima pamatyti. Tai iš sporto daug labai pasiėmė to naudingų dalykų, kuriuos galėtum panaudoti gyvenime. Tiek versle, tiek apskritai gyvenime. Tai jaučiausi tiesiog sportuodamas, kad esu toj vietoj, kur turėčiau būti. Tai tas nuo to prasidėjo. Ir paraleliai, kaip ir sakiau, 2010 metais sužinojau apie crossfitą, tai man buvo realiai 20 metų. 23 metų pradėjau treniruoti žmonės. Aišku, viskas tos 3 metus mokslai, knygos, studijavimas, važiavimas į mokymus, kursus prasidėjo ir pradėjau realiai nuo draugų ir nuo savo šeimos narių. O ir paminėjai, kad, tarkime, paminėjai skirtingas sporto šakas ir ką jau suteikia ten, tarkime, krepšinis vienoks, tenisas kitoks. Crossfitas, tu esi labai gražiai paminėjęs, kad tai yra elitinis fitnesas. Tai ką iš tikrųjų tau duoda crossfitas ir ką visai bendruomeniai, ką pastebė, ką suteikia crossfitas? Jo, tai crossfitas, gal elitinis fitnesas, jie teigia daugam gali atrodyti visiškai kitaip, elitinis, kad tai yra sudėtingas. Bet elitinis tai yra tai, kad skiriama daug dėmesio į pačią, sakysime, metodiką arba treniravimą. Taip. Tai elitinis, kad tai yra aukščiausios klasės arba aukščiausio lygio suteikiama paslauga. Tai tą turime omeny. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad crossfitas jisai apima labai plačiai viską. Jis apima sveikatą, taip, tai health, apima į tą sveikatą, aišku, mitybą. Mityba čia kaip politika. Galime ilgai diskutuoti ir nesutarti, nes mityboje dar iki šiol viskas neišanalizuota ir viskas neištirta. Kiekvieną kartą galim kažkokių naujovių sužinoti. Bet jau, mokina ir edukuoja apie mitybą, ne tik apie treniravimą, taip. Apie įpročius edukuoja taip pat. Taip. Tai sveikata, mityba, bendruomenė. Labai svarbus dalykas, iš tiesų, kad žmogus jaustųsi laimingas, aš manau, kad turi priklausyti kažkokiai galbūt bendruomeniai. Taip, tai mūsų draugų ratas gali būti bendruomenė. Taip. Tai žmonės sportuodami atranda savo bendraminčius, mes turime netgi, sakysime, renginius. Taip. Mes galime važiuoti į Ameriką ir ten bus crosso klubas ir tave priims. Tu galėsi sportuoti crosso klube ir realiai tave labai šiltai visi priims. Tai iš tiesų, tai nėra tik tais sporto programa, kuri galėtų būti sveikatai arba kuri galėtų būti profesionaliam sportui. Tai apima viską labai plačiai. Ir žinoma, ką paminėjau anksčiau, kad tai yra efektyvu. Taip, tai jeigu mes norime į sveikatingumą žiūrėti, mums užtenka 3-4 kartus per savaitę reguliariai lankyti ir pasieksi norimus rezultatus. Priklauso nuo tavo tikslų, bet sakysim, jeigu tu nori būti sveikas, tai tiesiog 2,4-3% tavo savaitės laiko ir to užteks, kad būtum aktyvus ir sveikas. O su kokiais stereotipais tenka susidurti? Va, kaip ir paminėjai, vienas iš tų, kad tai gali būti super sudėtinga, kitas, ką aš esu girdėjęs, kad labai per dideli svoriai, nors aš atvykau ruoštis filmavimui šiek tiek anksčiau ir vyko treniruoti. Ir matosi, kad pagal lygius yra suskirstoma
koks krūvis kiekvienam žmogui yra tinkamos, ne tai, kad iš karto uždedama štanga su 20, 50, 100 kg ir kilnok. Tai kokį daro tokį pagrindiniai mitai, su kokiais mitais tenka susidoroti? Gal kalbant ir apie pačią mitybą, tiek ir apie patį crossfitą sporto šaką. Pirmiausia, norėčiau paminėti, kad crossfitas yra kaip ir skirtas visiems, bet ne kiekvienam. Taip, tai visos treniruotės gali būti pritaikomos, personalizuojamas. Tai, pavyzdžiui, mūsų klube, nes kiekvienas klubas yra individualus ir mūsų klube mes personalizuojam programas, grupinės turiu omeny, taip, nes crossfitą gali sportuoti individualiai arba grupės. Tai kas liečia grupinės treniruotės, sakysim, jūs ateinate ir turite traumą, galbūt rankos, jūs negalite daryti galbūt pristraukimo, bet, sakysim, šiandien yra numatytas pristraukimas. Tai treneris jums pritaiko realiai visą treniruotę aplink jūsų traumą. Taip? Tada klausimas, ar aš pilna amplitudinė galiu daryti pristraukimą. Taip, galbūt aš su viena ranka tada galėsiu daryti pristraukimą. Gerai? Arba visiškai yra pakeičiamas veiksmas. Galim pakeisti, jeigu tai papildo tą treniruotę, pristraukimus galim pakeisti į atsilenkimus. Tai esmė yra ta, kad mes visi tikriausiai daugiau mažiau per gyvenimą turim mikrotraumas, sužeidimus, skausmus ir mes visada prieš treniruotės klausom, ar turime kas nors traumas, ar kaip jaučiamės šiandien ir pagal tai pritaikom tas treniruotės. Dabar yra lygiai, sakysim, yra lygiai ir yra programos. Tai mano lygis gali skirtis nuo kito žmogaus lygio. Tai vadinasi, mes ir svorius greičiausiai pasimsim skirtingus, mūsų intensyvumas tikriausiai skirsis. Taip, tai visa tai yra pritaikoma. Dabar pas mus klube yra programos nuo pradinuko, taip, toliau yra wellness programa, kuri orientuojasi grynai į sveikatingumą. Tai mes toje programoje nustatome ribas, kur dar yra sveikatingumas. Taip. Toliau yra fitnessas, kur yra dar sveikatingumas, bet aš noriu būti tiesiog fit, aš noriu gerai jaustis, aš noriu sugebėti nubėgti 10 km, aš noriu galbūt kaituoti, leistis laisvalaikį labai aktyviai. Taip, aš noriu būti pakankamai stiprus. Tai čia fitnesso programa. Ir čia šios programos yra sveikatingumas. Taip, ir mes tam tikrus judesius išėmam iš crossfito programos, kur padidina rizikas. Taip. Ir toliau yra programa performance arba competition, kur yra orientuota į profesionalų sportą, į varžybas. Tai nereiškia, kad tu į pasaulinio lygio varžybas keliausi būtent darydamas tą programą, bet reiškia, kad galbūt norėtum į sport of fitness, tai yra fitnesso sporto varžybose, sudalyvauti. Tai ten krūviai yra didesni, ten yra sudėtingi judesiai, kaip vaikščiojimas ant rankų, muscle upai ant žiedų, ir taip toliau. Tai šių veiksmų tiesiog reikia, norint dalyvauti varžybose. Bet labai noriu sukonkretinti ir pasakyti aiškiai. Performances, competition, sportas, varžybinis, tai nėra tas pats, kas sveikatingumo programa. Tai mes turime skirtingus lygius ir dauguma žmonių mato crossfitą kaip būtent profesionalų sportą arba vadinama ta sporto fitnesso varžybų programą, kad crossfitas tik tais yra tiems, kurie stiprus yra, arba kurie tik tais nori varžybas varyti. Iš esmės, crossfitas buvo sukurtas daugiau į sveikatingumo prizmę, taip, ne į varžybinę prizmę. Tai visa yra istorija, kad 2000 metais crossfitas susikūrė, nuo crossfit.com prasidėjo, Gregas Glazmanas įkūrėjas, jisai sukūręs gimnastas yra. Jisai padarė visiškai atvirą šaltinį savo internetinį puslapį, kur jisai rašė ir dalinosi informaciją apie fitnessą ir sportą. Nes tuo metu 90 metais, 80-90 metais kultūrizmas pakilo labai viršų. Taip. Kultas raumens dydžio, sakysime, ta vadinama fizinė jėga, rodymas, taip. Bet nuėjo į šoną atletiškumas.
atletiškumas. Nieko prieš kultūrizmą neturiu, nes manau, kad ir iš kultūrizmo galima programą turėti gerą. Bet esmė yra ta, kad kiekviena programa arba kiekviena, sakysim, metodika turi savo ciklą. Taip. Kažkada mes matėm aerobikas, taip, kažkada ateina tada naujovė, ten buvo Spartanas, prieš tai anksčiau kultūrizmas, taip. Dabar atsigrėžiam į tai, kas buvo anksčiau populiaru, kaip anksčiau sporto salės buvo, taip. Gimnastikos salės buvo, nebuvo mašinų, taip, nebuvo staklynų visiškai. Tai staklinai šiaip buvo sukurti daugiau orientuoti į reabilitaciją, kad izoliuoti tam tikrą raumenį ir jį treniruoti. Sugrįžtant prie istorijos, kad Greg Glassmanas sukūrė gimnastas visą crossfitą metodiką, jisai pradėjo taikyti tai paprastiems žmonėms pirmiausia, individualiuose treniruotėse. Paskui jisai pradėjo taikyti mažose grupėse, sujungdavo 2-3 žmonės ir tada pastebėjo, kad nebetelpa, daugiau yra norinčių. Ir išėjo iš to, kad sukūrė jisai trenerių programą, ugdė trenerius. Kad tos žinios, kurias jisai viešina viešai crossfit.com puslapyje, daugiau galėtų treniruotis su profesionaliais arba edukuotais treneriais. Tai viskas prasidėjo nuo to ir tada atsirado tokia kaip CrossFit Games atšaka. Taip, tai yra varžybos, CrossFit varžybos, kurios iki šiol yra populiarios ir realiai, galima sakyti, iš komercinės pusės daugiausiai išpopuliarino CrossFit Games patį CrossFitą, o ne sveikatingumo programa. Sukūrė tai Dave Castro, būtent tų varžybų direktorius, 2007 metais jos pirmasis ir vyko. Tai ne pats Greg Glassmanas sukūrė, bet Dave Castro. Ir esmė yra ta, kad tose varžybose, jeigu dabar pasižiūrėti, kokie ten buvo svoriai ir kaip pratimai buvo prastai atliekami, ir nebuvo nei standartų, nebuvo tų teisėjų, tai evoliucionavo viskas į gerą pusę, kad viskas kyla į viršų, bet esmė buvo, kad patikrinti žmogaus atletiškumą. Taip. Visus, sakysim, paėmė ir patikrino kokiose srityse. Jėga, taip, galia gali būti, taip, fizinė ištvermė, kardio ištvermė. Tai tose varžybose jie bėgo per, sakysim, kalnus, ten dykumas ir bėgo, paskui kėlė deadliftus, kiek prisimenu, darė pristraukimus ir kiekvienais metais CrossFit varžybose stengiasi pabando ištraukti naują kažkokią vis užduotį, kad patikrinti jų atletiškumą. Tai tos varžybos kaip ir yra labai sudėtingos tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Dėl to jie pavadino Fittest on Earth, kad tu esi kaip ir atletiškiausias. Taip. Ir būtent CrossFit Games užėmė aukštesnę vietą nei sveikatingumas. Nes žmonėms žiūrėti profesionalias varžybas, kai vyrai kelia deadlift svorio atkėlimas nuo žemės 300 kg, kai sunkiosios atletikos judesius daro po 100 kg ir daug pakartojimų, tai yra įspūdinga. Ir dalis žmonių ateina dėl to į sales su ta mintim, kad galbūt sustiprėti, pasąmoniai galbūt, kad tai pagerins sveikatą. Ir tada klausimas čia jau nuo klubo. Ar tas klubas, kuris yra licencijuotas, ar jisai nukreipia į varžybas, ar jisai nukreipia į, sakysim, į sveikatingumą. Reikėtų atskirti profesionalų sportą nuo sveikatingumų. Mūsų klube mes orientuojamės grynai į sveikatingumą. Tai dažniausiai, jeigu paimtume viso pasaulio, visus klubus crossfito arba, sakysim, funkcinio fitneso klubus, kurie orientuojasi į varžybas, tai nesudaro didelės dalies. Tai būna apie 1, galbūt 2% narių. Tai dauguma žmonių, kurie ateina, jie nori pagerinti sveikatą, galbūt numesti svorio, galbūt sustiprėti, galbūt geriau atrodyti.
į savijautą pagerinti. Tai mes tą ir pastebėjome, kad realiai mes neturime orientuotis į būtent profesionalų sportą. Taip. Tai mūsų, sakysime, misija yra gerinti žmonių gyvenimo kokybę. Tai su ta linkme mes tą ir tęsim ir darome. Mitai, su kuriais susiduriam dažniausiai, kad crossfitui reikia pasiruošti arba funkciniam treniruotėm reikia pasiruošti, tai iš tiesų tai visiškai nėra, nes kadangi visiškai gali pradedantysis pradėti sportuoti nuo, sakysim, silpno fizinio pasiruošimo, nes kiekvienas judesys gali būti pritaikomas. Tai nesvarbu, ar tau yra 60 metų, nesvarbu tau yra 80 metų, ar tu šiuo metu negali atsispausti nuo dėžės, ar tu negali atsispausti, sakykim, tu galėsi atsispausti galbūt nuo sienos. Tai visiems absoliučiai nepriklausomai, kokiam fiziniam pasiruošime tu šiuo metu esi, tu gali pradėti sportuoti. Ir tikrai nereikia ruoštis į crossfitui, jeigu tu orientuosi į sveikatingumą. Dabar antras mitas būtų, kad moteris bijo štangų, moteris bijo užsiauginti daug raumenų. Tai funkcinėse treniruotėse, crossfito treniruotėse daug naudojame ir kardio judesių, lengvus ir vidutinius svorius naudojam savo kūno svorį. Taip. Tai kad užsiauginti raumenis, pirmiausia, moteriams reikia turėti daugiau testosterono. Tai moteris turi daugiau estrogenų. Jeigu mes nekilnosim maksimalių svorių arba nedarysime varžybinės programos, jeigu jūs nenorite tiek raumenų užsiauginti, kad vizualiai neatrodytų per daug pagal jūsų nuomonę, tai tiesiog jūs darydami sveikatingumo programą, jūs atrodysit gražiai ir nebus to per daug. Taip. Tai yra visiškas mitas ir tai yra aišku individualu, galima žiūrėti ir pagal genetiką ir galima prijungti dar ir žinoma mitybą. Taip, tai ir dar vienas mitas yra, sakykime, kad crossfitas jisai yra tik tais aukšto intensyvumo treniruotis. Taip, nes pati crossfito kaip ir terminologija vadinama, nuolatos besikeičiančios treniruotės, funkciniai judesiai aukštam intensyvume. Dabar aukštas intensyvumas noriu pabrėžti, kad crossfitas visada mokina, kad tai yra relative intensive, pritaikoma kiekvienam intensyvumas pagal žmogų nuo jo dabartinės situacijos. Kiekvienoje treniruotėje yra skirtingi žmonės ir jų intensyvumas turi būti visiškai skirtingas. Intensyvumą galim didinti pagal svorius, pagal greitį, sakysim, judesį, taip. Tai vadinasi, tas, kuris yra pradedantysis, jisai turi pirmiausia išmokti mechaniką, judesį, taip. Tada daryti visus veiksmus atsiklingai, pirmas pritupimas, antras, trečias, 10 ir tada didinti intensyvumą. Tai treniruotėj, jeigu prie tavęs šokinėja ant dėžės labai greitai, nereiškia, kad tau reikia skubėti. Tu darai pagal savo intensyvumą. Galbūt kažkas padarė 5 ratus, o tu padarysi tik tais 2. Tai dažnai maišo intensyvumą, kad aš privalau. Tu privalai padėti savo ego už durų ir nesilyginti su kitais. Tai sakykime taip, intensyvumas kiekvienam pritaikomas pagal jo lygį ir turi tobulėti iš lėto. Intensyvumą turi užsidirbti. Kaip ir paminėjai, kad intensyvumą reikia užsidirbti, pritaikai pagal save, bet aukštas intensyvumas pritaikytas pagal save, jis turi labai daug teigiamų dalykų. Tai pirmas dalykas, kaip turi pradžioje pokalbio, paminėjai, kad ir per trumpą laiką yra sudeginama labai daug kalorijų, bet netgi ir po laiko jos yra toliau deginamos, nes organizmas yra... Čia gal tu galėtum plačiau papasakoti, nes aš galiu žiūrovam pripasakoti kokį nesąmonį. Labai gerai. Taip, tai aukštas intensyvumas arba sąlyginai intensyvios treniruotės protingam, sakysime, lygyje, jos yra naudingos. Jos yra naudingos dėl to, kad pagreitina mūsų medžiagų apykaitą. Taip, tai kai pagreitina medžiagų apykaitą, tai mes, sakysim, naudodami
funkcinius judesius, gimnastiką, lengvus svorius, vidutinius, medžiagų apykaita pagreitėja ir jinai tęsiasi dar 2-3 valandas. Tai jeigu mes per treniruotę sudeginome ten 350-400 pavyzdžiui kalorijų, tai dar 2 valandas medžiagų apykaita mūsų yra pagreitėjusi, tai mes dar deginam tas kalorijas. Tai tas vadinamas afterburn, po treniruotės deginimo efektas, dėl to būna, kad rezultatus žmonės pakankamai greitai gali pasiekti, jeigu nori numesti svorio, sakysim, riebalinio svorio, ne raumeninės masės. Taip pat intensyvumas naudingas, sakysim, tiems, kurie nori ir užsiauginti raumenų, bet reikia žiūrėti intensyvumą ne kaip judesio, o kaip svorio tada kilnojimo. Taip. Tai pavyzdžiui, jeigu aš noriu užsiauginti raumenis, tas pats kultūrizmas, Arnoldas Švarcnegeris, jisai irgi kilnoja didelį svorį. Jeigu tu didini svorį, tai tu ir didini intensyvumą. Taip. Tai tas intensyvumas, jisai yra naudingas, jeigu krūvis yra ne per didelis. Ir jeigu krūvis yra ne per mažas, nebent, sakysime, tu šiuo metu nori atsigauti, pailsėti. Tai jeigu reguliariai sportuoja žmogus 4 ar 3 kartus per savaitę, to intensyvumo nebus per daug, nes statistiškai rodo, kad aukštam intensyvume žmogus gali per savaitę būti apie 2 valandas. Tai jeigu treniruotėjai klasikiniai, sakysim, crossfito ar funkcinių treniruočių klasikiniai, būna apie 15-20 minučių tos intensyvios dalies, vidutiniškai. Taip? Tai jeigu 4 turim treniruotės, tai yra valanda. Tai mes dar toli nuo tos ribos. Dabar, ar reikia visada dugnais keliauti iki ten, kol pasidaro juoda? Ne. Tai jeigu tu su Ferrari važiuosi visą laiką dugnais, tai tikriausiai ir Ferrari gali sugesti. Taip, tai turėti reikia omeny protingai. Tai vadinasi, galbūt vieną treniruotę geriau iš labai intensyvę turėti. Kitas 2 vidutinio intensyvumo, 70% pajėgumo, o 3 treniruotė galbūt yra judesių, kuriuos jūs norite praktikuoti, sudėtingesnių, kaip double underai, su šokdynė 2 šuoliukai arba ir technikai daugiau skirti, atsigavimui. Taip. Tai viską suderinus, mes tada gerinsim sveikatą. Bet žinoma, jeigu mes visą laiką persistengsim, ir jeigu nėra proto galvoj, tai tada nei viena programa netiks. O jeigu dar trumpai iš mitybos pusės, ar yra kažkokie mitai, kuriuos pats susiduri? Tai kai mes baigiam valgyti ir einam miegoti tikriausiai, tai jūs tuo metu nevalgot ir jūs badaujat. Tai yra, kiekvieną dieną realiai visi darom protarpinį badavimą. Dabar klausimas, ar mes tą protarpinį badavimą darom 12, 8 valandas, 7 ar 14 ar 16. Tai didžiausia tikriausiai nauda protarpinio badavimo, kai žmogus nevalgo tam tikrą laiką, kad jisai tiesiog per tą likusį laiką mažiau kalorijų suvalgys. Tai yra didžiausia, sakysim, nauda, kuriem sunku sukontroliuoti, nes tu per 6, pavyzdžiui, valandų tą laikotarpį, tu negali tiek suvalgyti, kiek per 12 valandų, natūraliai, nes tai dėl to žmonės dažnai numeta arba pasiekia rezultatų. Taip, yra tam tikros tiesos, yra tų mokslinių tyrimų, kad išsivalo organizmas, ląstelės atsinaujina ir yra tiesos tame. Bet aš manau, kad nevalgyti tikrai visi gali bent 12-14 valandų, kad tiesiog organizmas išsivalytų. Tai yra naudos čia. Bet tai nėra, kad po 6 nevalgyti. Jūs galite pusryčius valgyti 10 valandą, nebūtinai po 6, bet ką reikia atkreipti dėmesį, kad neturėtumėt pilnų skrandžių nueiti miegoti. Taip, tai neturėtumėte pavalgyti, pavyzdžiui, 9 valandą, o 10 eiti miegoti. Tai 3 valandas iki miego būtų gerai nevalgyti. Labai iš tikrųjų smagu, kaip
ne tik kuriamas verslas, bet ir labai domimasi pačia filosofija, pačia istorija viso sporto šakos. Ir pats netgi ir blogus, kurie rašai apie įvairias temas, apie mitybą, apie sportą, tai iš tikrųjų labai, labai smagu, kad toksai platus žinių kiekis. Aš pačioje pradžioje paminėjau, kad lygiagrečiai sportui buvo ir verslumas. Ir dar prieš įkuriant Brasą CrossFit buvo ir daugiau visokių bandymų, kūrimų, įgyvendinimų savo projektų. Gal gali trumpai pasidalinti? Taip, žinoma, galiu. Istorija, vaikystė, ten paauglystė, tai prasidėjo nuo to, kad šiaip stengiasi būti verslus, bet tą verslumą tikriausiai įskiepijo ir tėvai, nes visą laiką versle buvo, tai mačiau, kaip jie darė tą ir tas mane domino labai kurti. Ir iki šiol, sakysim, save laikau kaip ir dalinai kūrėjų. Tai pradėjau nuo to, kad, atsimenu, uždarbiavom, nukasdami nuo garažo, sakysim, sniegą prie įvažiavimo ir prašydami pinigus, aišku, prieš tai susiderinus, paskui mašinas plovėm. Tada buvo visokių mažesnių verslų, kai versliukų, gal sakykime, aktyvacijų, kai įsiveždavom tam tikrą produktą ir jį pardavinėdavom. Bet toksai gal apčiuopiamas dalykas, tai prasidėjo nuo tada, kai pradėjau renginius organizuoti. Man buvo gal 15-16 metų ir domėjausi muziką, domėjausi didžėjimu ir nusprendžiau, kad reikia padaryti renginius. Prasidėjo nuo mokyklos renginių, tada perėjom iki tokio lygio, kad teko nueiti į naktinį klubą ir sakyti, duokit man vieną kitą savaitgalį, aš noriu išnuomoti klubą ir noriu suorganizuoti renginį. Tai 16 metų padariau pirmąjį renginį ir aš atsimenu, turėjau kelias partnerius, ne vieną žinoma tą dariau, bet prisimenu, kaip dar buvo toksai kaip Ringbaras, Helios tokie klubai, jeigu žinot. Tai Ringbaras buvo 3 aukšte ir nuėjimo buvo, prie pat prieimo buvo eilė. Tai per laiptus, per visus 3 aukštus buvo eilė prieimo. Ja. Tas verslumas kažkaip natūraliai vystėsi, bet man naktinis gyvenimas, naktinis klubas, pačiam buvimas tame nepatiko. Dėl tam tikrų priežasčių. Pirmas dalykas, kad tai yra naktinis gyvenimas, antras dalykas, kad ten iš sveikatingumo pusės nieko labai gero irgi nėra. Ir kadangi aš vis tiek aktyviai pakankamai sportavau, tai man prasidėjo kirtis tokios kaip ir vertybės ir vidiniai, sakysim, nesutarimai su savimi. Ir tiesiog viską išpardaviau, įrangą išpardaviau ir nusprendžiau, kad turiu kažką keisti. Ir tada mes su draugu nusprendėm, kad reikia kurti e-shopą. Tai buvo 2000, taip man dabar tiksliai neprisiminsiu, bet man buvo apie 17 metų, tai 2007 metai, 2006 mes pradėjom galvoti, 7-8 metais, jeigu neklystu jo. Dabar jau tas e-shopas neegzistuoja, bet esmė yra ta, kad mes sukūrėm, buvo pavadinimas pilna.lt ir nieko absoliučiai nežinojau apie IT tuo metu. Tuo metu labai mažai kas kūrė tuos e-shopus, jeigu neklystu, pigu.lt irgi tik tais pradėjo tuo metu gyvuoti. Buvo kelios kompanijos, kurios galėjo tik tai sukurti mum e-shopą. Ir atsimenu, mes atėjome į susitikimą, sėdim ir mūsų klausė, sako, tai jūs turite strategiją? Ką? Kokią strategiją? O tai ką jūs pardavinėsit? Produktus. Tai esmė ta, kad mes bandėm padaryti viską, prekybos centrą, neturėdami nei kaštų, neturėdami know-how, nieko absoliučiai. Ir neturėdami nei tikriausiai, kaip galima pasakyti, mentoriaus, mokytojo, kuris pasakytų jums, kad reikia galbūt pradėti nuo mažų dalykų. Tai entuziazmo buvo daug. Tai mes susikūrėme
e-shopą, turėjau santupų iš renginių, draugas irgi kažkiek, ir mes investavome į patį e-shopą sistemą. Mes pajungiam begalę prekių, buitinę techniką, elektroniką, DVD, vaikų prekės buvo, viską absoliučiai, bet mes susikoncentravom į patį produktą. Ne taip, kaip klientas pas mus ateis, bet į patį produktą. Ir mes galvom, kad jeigu mes sudėsim kuo daugiau prekių, kuo daugiau turėsim, tai visas projektas bus sėkmingas. Na ir tada atėjo suvokimas, kad mes turime gerą produktą, daug prekių, viskas optimizuota, viskas yra puiku, sistema veikia, o kur pirkėjai? Reikia pirkėjai surasti. Tada, žinoma, atsiranda tokie dalykai, kaip naujose startupuose vadinamas pinigų stygius. Taip, tai mes kažkiek turėjom pinigų reklamai. Tai tada pradėjom domėtis partizaniniu marketingu. Kažkiek to partizaniniu marketingu užsiminėjom, pradėjom reklamuoti per Google svetainę. Tai nebuvo didžiuliai pirkimai pas mus ir pastebėjom, kad mes stringam ant marketingo, arba mums reikia atrasti partnerius, kurie išstumtų šitą projektą, arba mums reikia išeiti ir kažką kitą kurti. Taip. Tai buvom arti susitarimo tam tikrais su partneriais, bet nusprendėm parduoti ir galima sakyti, kad mes pardavėm sėkmingai, pelningai. Tai buvo pelninga ne dėl piniginės prasmės, nors ir tai buvo irgi, bet daugiau buvo sėkminga dėl to, kad įgavau labai daug informacijos ir žinių iš savo klaidų. Taip, tai jau patirties turėjau iš renginių organizavimo, jau turėjau iš IT srities, kaip dingdavo programuotojas, programuoja ir paskui savaitę negali susisiekti. tai arba kaip dingsta prekė, tai visko buvo ir tikrai daug patirties įgavau. Tai tada sekė paraleliai momentas iš, sakysim, grinai verslo pusės. Toks projektas kampas.lt. Taip, tai aš vienas esu iš įkūrėjų. Tai mūsų tikslas kampas.lt buvo sukurti įrankį, būtent kur žmonės galėtų rasti savo nekilnojamo turto kampą. Dėl to toks ir buvo pavadinimas kampas.lt. Kadangi būtent toje rinkoje pastebėjome, kad aruodas yra visiška monopolija ir domina visada mane nekilnojamas turtas, mes nusprendėme, kad sujungiant ir sukuriant stiprią komandą galėsime padaryti gana sėkmingą projektą ir kažkokiu būdu, galbūt technologiniu būdu sukonkuruoti su tokiu gigantu. Iš tiesų stipri komanda buvo sukurta ir profesionalus tiek programuotojai ir kreatyvas buvo, bet tai buvo sujungta ir mes buvom visi partneriai. Tai buvo grynas startupas, kas kiek turėjo žinių atnešėm į vidų, kas turėjo finansinės dalies atnešė į vidų, sumetėm pinigus, na ir pradėjom. Iš tiesų tikėjausi, kad viskas bus paprasčiau ir lengviau, bet projektas išvydo šviesą tik po 2,5 gal metų. Tai labai ilgai užtruko suprogramuoti, sustatyti sistemą ir padaryti visiškai kitaip, nei yra rinkoje. Mes padarėme pradžioje žemėlapį, kur gali pažymėti zonas ir priartinti, dabar jau visiems tas yra paprasta, bet tuo metu nei vienas žaidėjas to neturėjo, kai mes kūrėme. Ir visa ta logika buvo gera. Plius nekilnojamame turte buvo tokia situacija, kad brokerių agentūros buvo nepatenkintos. Tai mes ėjom į kiekvieną brokerių agentūrą ir šnekėjomės, kad va čia kūrėsi naujas portalas ir visi sako, dar vienas portalas, kuris čia bando susikurti. Tai aišku, labai demotyvuoja tave, kai tu eini ir šneki ir sakai, kad žiūrėkit, čia naujas portalas bus ir mes bandom būti toks pat geras kaip arba geresnis kaip aruodas. Tai
mes susikūrėm, paleidom projektą ir pakankamai gerai mums sekėsi, nes sugebėjom surinkti skelbimus ir prijungėm kelis partnerius, kurie skiria šiek tiek pinigų reklamai. Plus turėjom susitarimą su nekilnojamo turto asociacija. Deja, labai gaila, bet jie neįvykdė savo pažado. Tai mes pasiekėm į top 5, galima sakyti, nekilnojamo turto skelbimų portalų pagal reitingus. Ir atėjo momentas, kai mums reikėjo apsispręsti. Taip. Tai mes ieškojom partnerių, kurie galbūt norėtų įsigyti dalį akcijų, kad mes galėtume kilti į viršų ir konkuruoti su didesniais žaidėjais. Bet nepavyko mums surasti tokio partnerio, galima sakyti, nes mes pasiskaičiavom, kad piniginė suma gana didelė būtų, kad galėtume sukonkuruoti. Tai gavosi situacija, kad mes nusprendėm parduoti ir atradom pirkėją. Tai šitą verslą taip pat pardaviau sėkmingai ir džiaugiuosi, nes taip pat gavau labai daug žinių ir tikrai labai gera patirtis buvo. Tai kampas sekė prieš Brasą CrossFit. Taip. Ir pats susidomėjai būtent CrossFitu, kaip ir minėjai, 3 ar 5 metus užtruko, kol sportavai, pamatė draugai bendruomenė, kad gali ir juos išmokinti šito sporto, bet įkurti verslą šioje srityje yra visiškai kitas dalykas. Ir ypatingai, kai ir buvo noras eiti tuo tokiu, gauti licenciją CrossFit ir panašus dalykai. Gal gali prisiminti tą pačią pradžią, kaip viskas vyko būtent sporto bendruomenės, sporto klubų, jau dabar galiu sakyti, kūrime? Taip, tai pirmiausia paminėsiu, kad mes nesam tipinis sporto klubas, mes esam švietimo organizacija arba kitaip mokykla, galima sakyti, akademija. Taip, tai mes nelaikom save tipinio sporto klubo arba sporto klubų, mes daugiau tiesiog minim, kad tai klubas, bet žmonėm tiesiog kaip švietimo organizacija nesocijuojasi su sportu. Tai prasidėjo viskas nuo to, kad pats sportavau ir pabandžiau pritaikyti tai, ką naudoju kitiems žmonėms. Pabandžiau pamakinti savo tėvus, brolį. Pirmiausia, nuo tėvų prasidėjo. Ir nesitikėjau, kad iš tiesų tai bus sudėtinga. Ir yra ta tiesa, kad savus mokinti ir treniruoti yra sunkiausia, aš atsimenu. Nes tavęs tiesiog nenori klausyti, tu dar nesi autoritetas, dar esi, aišku, jiems vaikas. Tai pradžia buvo sudėtinga ir man pačiam, nes aš labai daug klaidų dariau kaip treneris dėl mažos patirties. Tai mokiausi ir iš savų, mokiausi ir iš draugų. Ir po truputį, kai pats sportuoji, daug skaitau, daug analizuoju, į mokymus važiavau, tiek į Vokietiją, tiek į kitas šalis. Supratau, kad galiu dalintis informaciją su kitais. Nes nebuvo nieko Lietuvoje, kas galėtų mane pamokinti būtent tos metodikos. Buvo treneriai, kurie puikiai specializuojasi gimnastikoje. Buvo treneriai, kurie puikiai specializuojasi sunkioje atletikoje, kardio srityje, taip. Bet CrossFitas jisai unikalus tuo, kad jisai apima viską ir sujungia ir pritaiko, sakysim, sveikatingumui arba profesionaliam sportui. Tos metodikos nebuvo ir aš atsimenu 2010 metais galvojau, pasibandysiu vieną workoutą, antrą workoutą ir CrossFit.com skelbė tą vadinamą workout of the day, dienos treniruotę vadinamą, kurią daro visi nariai tą pačią, pavyzdžiui, dieną. Tai jie skelbė 3 dienas iš eilės workoutus, 1 dieną poilsio ir vėl 3 dienas iš eilės workoutus. Dažniausiai būdavo anksčiau, jeigu atsiverstumėt archyvus, tie workoutai labai sudėtingi. Labai sudėtingi. Ir ne kiekvienas atletas jos galėtų veikti. Tai pavyzdžiui, sakysim, ten su svoriais milžiniškais reikia kelti. Ir tu atsidarai tą workoutą ir nusprendi jį pasibandyti. Ir tu supranti, kad tu negali pasidaryti.
O kaip man pasilengvinti? Ašgi nežinau, kaip pasilengvinti. Aš suprantu, kad aš turiu daryti iki to svorio kažkaip. Tai nusprendžiau, kad reikia mokintis iš geriausių. Taip? Tai nusprendžiau važiuoti kažkur ir pamačiau, kad jie vis dėlto daro mokymus. Jie mokino trenerius. Bet tas buvo tik tais tuo metu, jeigu neklystu, labai retas atvejis Europoje. Labai retas atvejis ir pagrindė būdavo Amerika. Tai atidėjau aš tą. Dėl to tie 3 metai taip ir užtruko mokinimasis, skaitimas pagrindė CrossFit.com žurnalo ir knygos, kuri yra parašyta, kelios jau knygos yra parašytos. Ir pradėjau, kaip ir minėjau, nuo tėvų, draugų, tada pradėjau tiesiog metodiką taikyti, kai jau pats nusprendžiau tapti treneriu, nors negalvojau pradžioje, kad būsiu pilnu etatų treneris, nes man tai buvo hobis pradžioje. Bet nusprendžiau išvažiuoti ir išsilaikyti licenciją. Tai nėra, sakysim, ta licenzija, kur tu baigiai licenciją ir tapai treneriu iš karto. Taip? Tai yra 2 dienų kursas, kur tu susipažįsti realiai su metodika, tave supažindina. Pas CrossFit teigia, kad CrossFit Level 1 trenerių kursai tai nėra tapimas iš karto treneriu, tai yra supažindinimas su tą metodiką. Tai nuvažiavau į Vokietiją, išsilaikiau Level 1 trenerių mokymus tuos kursą, baigiau, įgavau licenciją ir po truputį pradėjau treniruoti žmonės, judesius mažose grupėse. Gavosi taip, kad nebegalėjau arba nebebuvo, sakykime, galimybės toje vietoje, kur aš treniravau, man buvo pasakyta, kad nebebus tau vietas nuo vasaros, tu turi kažką daryti. Ir tas mane, aišku, privertė mąstyti ir galvoti, negi čia viskas tuo ir pasibaigs. Tai nusprendžiau, kad jeigu daryti, tai daryti reikia gerai ir rimtai ir reikia į tai įdėti daug darbo. Tai praėjus keliom savaitėm supratau, kad realiai aš tą noriu daryti gana ilgai. Man tas patinka, man patinka tai, kad susipažįstu su naujais žmonėmis, kad aš gerinu jų gyvenimo kokybę, treniruojas. Tai atsimenu gerai, kad aš finansinių galimybių neturėjau įkurti klubą. Taip, aš neturėjau galimybių realiai atidaryti klubą savom lėšom ir nusprendžiau, kad reikia ieškoti partnerių. Tai tas žinias, kurias aš gavau prieš tai, aš nusprendžiau panaudoti. Susikūriau prezentaciją ir pradėjau eiti pas žmonės ir tą vadinamą pitchinti arba siūlyti savo idėją verslo. Bet galima sakyti, atsimuždavau į tokią sieną ir sakydavo, ne, tai Pauliau, čia tik tais viena iš klasių, kuri galėtų būti prie didžiojo paprasto sporto klubo, nes kitaip tu nefunkcionuosi, kas pas tave ateis. Tai pažiūrėk, čia kiek tu sakai, 150 tik tais narių, tai kaip tu išsilaikysi? Tai visi man taip sakydavo ir taip aš atsimuždavau į tokią sieną. Tai ne su vienu esu kalbėjęs ir, sakysim, iš sporto klubų kreipiausi ir mane kreipėsi, netgi didieji sporto klubai, tiesiog neminėsiu jų. Bet buvo toks momentas, kai atvažiuoji, pristatai idėją ir tada siūlai partnerių tapti ir jisai pasako, tai aš tave įdarbinsiu. Gerai, ačiū. Judam toliau, nes supranti, kai tu esi idėjos generatorius, kai tu nori sukurti kažką unikalaus ir kai tau jau veikiantis verslas mato tave kaip tik tais dar vieną klasę arba dar vieną trenerį ir tu supranti, kad tu turi kažką pakeisti, kad Lietuvoje atsirastų, sakysim, CrossFitas ir tu nori tą padaryti. Tai nebuvo iš tiesų vietos, kur tu galėjai normaliai treniruotis, sakysime,
crossfitą. Nebuvo nei trenerių pakankamai, nebuvo, sakysim, infrastruktūros sukurtos. Tai va, tai tada buvo, tada pastebėjau, kad atsirado visokios lengvatinės paskolos naujam verslui. Tuo metu prasidėjo. Tai nusprendžiau, kad galbūt galiu surizikuoti, užstatyti savo, sakysim, mašinas, automobilius, ką tik tais turiu ir surizikuoti įkurti sporto klubą. Bet taip gavosi, kad pasišnekėjus su tėvais, pasišnekėjus keliais partneriais, suradom šiek tiek pinigėlių ir suradom, kas galėtų paskolinti ir patikėjo mūsų projektų. Tai gavus finansavimą, gavus tą pasitikėjimą, nusprendėm ieškoti patalpų. Tai patalpas ieškojom 1 metus. Po 1 metų pradėjom įsikūrinėti ir prasidėjo viskas nuo žirmūnų. Prasidėjo nuo 1 salės, tada atsidarė 2 salė ir tada atsidarė 3 salė. Tai viskas vyko vienoj vietoj. Buvo suskirstytos zonos. Prisimenu, kai atvažiavom, pamatėm, patalpas iš tiesų buvo labai didžiulės. Mums reikėjo gal tik pradžioje 150 kvadratų, patalpos apie 600 kvadratų. Bet į mus labai teisingai buvo, gal sakykime, pasižiūrėta kaip su perspektyva, kad mes galime augti, kad mes galime tobulėti ir buvo susitarta, kad žingsnis po žingsnio galėsime didėti. Tiek iš patalpų prasmės, tiek iš partnerystės ir bendradarbiavimo. O kaip atrodė tas didėjimas, nes pradžioje turbūt vienokie iššūkiai, problemos, plėtra, žmonių samdymas, jau atsiranda kitos problemos. Dabar netgi savo ir parduotuvę turite, tą pradžioje turėjote šopą, dabar vėl turite šopą. Taip. Elektroninę parduotuvę. Viskas po truputį prasidėjo, kadangi nebuvo trenerių, tai aš nuo A iki Z, sakysim, už sporto dalį buvau atsakingas. Kadangi tai šeimos verslas, tai už vadybinę dalį daugiau buvo atsakingi mano brolis, tėtis padėjo pradžioje. Iš sporto pusės būdavo taip, kad tekdavo vesti visas treniruotis nuo ryto iki vakaro ir nebuvo galimybė, sakysim, pailsėti, kada nori, taip. Bet mes pradėjom, aišku, jau su minimalia trenerių komanda, su kuria susipažinau prieš tai salėje. Ir dalis jų vedė vieną kitą treniruotę ir man padėdavo. Bet labai gerai prisimenu, kaip mes pradėjom, tai aš pirmąjį mėnesį dažnai nakodavau klube, nes būdavo baigi darbą 10-11 vakaro, o jau turi vesti 7 ryto treniruotę, bet kai tu baigi 11 valandą, tai, sakysim, tuo metu neturėjom pilno etato valytos, tai tu turi dar išvalyti salės. Salė vis tiek 150 kvadratų, tai tu baigi darbą, ten, sakysim, 2:30, o tau jau reikia 7 vesti treniruotę. Tai buvo momentas, kai buvo iš tiesų sunku ir tas lūžis turėjo būti, kai galėjai pasisamdyti, sakysim, partnerius, kurie atsakingi už valymą, tada buhalterija, kad kas nors tvarkytų. Tai po truputį augome. Tai pradžia buvo tikrai gana sudėtinga, nes kai tu neturi savų darbuotojų, tu turi, sakysime, nedaug trenerių ir tu dar trenerius turi ugdyti. Tai pirmus gal 2 metus aš tokių kaip ir atostogų labai neturėjau. Bet per pirmus metus mes labai greitai augom, kadangi buvom pirmasis klubas ir vienintelis tuo metu pirmaisiais metais oficialus kroso klubas. Tai pas mus srautas žmonių buvo didelis ir mums reikėjo jį suvaldyti. Manau, kad pakankamai gerai suvaldėm, galėjom ir geriau, tam tikrų klaidų padarėme. Tai mes augome gana greitai, per pirmus metus mes atsidarėme jau 2 salę, tada atsidarėme metų, buvo kaip ir grand opening su 3 salė.
Žirmūnuose. Tai va taip ir išsiplėtėm per 1 metus į, sakysim, į 3 sales. Tai augimas buvo eksponentinis, greitas, narių skaičius irgi greitas buvo, bet paskui stabilizavosi ir supratome, kad narių kiekis negali būti tūkstančiais, o turi būti pakankamai mažas, nes mūsų orientacija yra gerinti žmonių gyvenimo kokybę ir šiaip mūsų verslas yra orientuotas į daugiau santykius. Taip, tai santykius mes bendraujam su žmonėmis, taip, mes rūpinamės jų sveikata, kaip jie jaučiasi, kaip jie treniruojasi, padedam ir su mityba. Ir mūsų tikslas iš tiesų, kad žmogus lankytų treniruotės reguliariai, vietoj to, kad parduot narystę ir neteitų. Taip, paimkim tų vadinamą globų džimų arba tų paprastų džimų verslo modelį. Jų verslo modelis – parduoti kuo daugiau narysčių ir nematyti. 40% gal statistiškai yra paskaičiuota, žmonės nusiperka narystės tose paprastose klubuose ir net neužeina arba nereguliariai lankosi. Tai jų tikslas yra kuo daugiau selinti, kuo daugiau parduoti ir jiems nelabai svarbu jų žmonių rezultatai, jie nelabai rūpinasi. Tuo tarpu mūsų tikslas yra turėti branduolį žmonių, kad jis nebūtų labai didelis, kad mes galėtume jį sukontroliuoti, kad galėtume gerinti žmonių sveikatą ir orientavimasis grinai į žmogų, į asmeniškumą. Taip, dėl to mes personalizuojam treniruotis, dėl to gali paskambinti, sakysim, netgi ir man tiesiogiai gali nariai paskambinti ir pasišnekėti, jeigu kėl klausimų, parašyti laišką ar parašyti man į Messengerį. Taip, tuo tarpu aš abejoju, ar paprasto sporto klubo vadovai gali parašyti į Messengerį. Taip, tai va tas bendruomenė ir sukuria, kai nėra tūkstančiai žmonių, bet tu orientuojasi į žmogaus realiai tikslus, jo rezultatus, jo norus, tada atsiranda ta bendruomenė. Tai mūsų klubas yra iš tiesų stiprus, nes mes turim puikius narius, kurie labai padeda sudėtingų momentų. Ir aš noriu tikrai padėkoti jiems, nes stiprybė mūsų versle yra nariai, treneriai, taip, tai yra žmonės, o ne čia salės. Salė tai yra sienos, inventorius, be žmonių, be narių, be trenerių, be komandos, tai tik sienas. O pritrūko toliau iššūkių, kad atsirado elektroninė parduotuvė ir dar, manau, nepaminėjau, dar kitas dalykas, tai jūs ir ruošia trenerius. Tai va, kaip atsirado, kaip prijungė dar papildomas veiklas prie sveikatingumo? Tai visada, kaip ir prieš istoriją buvo su e-shopu, tai mintis papildyti, sakykime, mūsų tą verslą visada buvo pasiūlyti žmonėms reikmenis arba inventorių, kuris būtų jiems tinkamas tokiam sportui, arba apskritai pasiūlyti produktus, kurie gerintų jų tą gyvenimo kokybę. Tai mes orientuojamės į mūsų e-shopas munto.lt, orientuojasi į sportą ir laisvalaikį. Tai daug prekių gali rasti žmonės būtent crossfito, kur gripsais, sakysim, gripsai, šokdynės, kur niekur kitur nerasi. Tai būtent mes papildome savo verslą, nes kaip ir mūsų vizija yra aukščiausias paslaugos ir prekes pasiūlyti žmonėms. O trenerių ruošimas? Jo. Kaip dar šitą prijungėte? Trenerių ruošimas prasidėjo nuo to, kad dalis trenerių ateina jau pasiruošę, sakysim, per ilgą laiką, galbūt patys tapo treneriais, bet dauguma trenerių, jie neturi to, ko mes galbūt tikimės iš jų. Tai galbūt treneris yra pabaigęs universitetą, bet universitetai gerai paruošia teoretikus, bet ne tokius gerus praktikantus arba praktikus. Tai mes pastebėjome, kad yra tam tikri standartai, kuriuos mes norime išlaikyti ir mes norime, kad
tas pats treneris, kuris treniruoja 7 ryto ar vakare, jisai taip pat šnekėtų apie tą judesį, nes labai daug galima interpretacijų rasti prisitraukimuose, kaip alkūnės laikyti, kaip sakysim, daryti tam tikrą judesį. Taip pat norime, kad išlaikyt kokybę. Taip, ir mes susidūrime su tokia situacija, kad išlaikyt kokybę turime apmokinti trenerius ir taip pat ruošti trenerius, kad jie ir tobulėtų, kad nebūtų šis sėdėjimas. Tai prasidėjo nuo to, kad, aišku, mes plėtėmės, mums reikėjo daugiau trenerių ir natūraliai atsirado žmonių, kurie norėjo tapti treneriais. Jie kreipėsi į mus ir klausė, ar galėčiau galbūt pradėti kaip praktikantas ir tiesiog po kurio laiko tapti treneriu. Tai prasidėjo nuo to, kad iš lėto po vieną trenerį treniruodavome, daugiau iš praktinės pusės, mažiau iš teorinės. Paskui gavosi taip, kad mes visą padarėme kursą su mokymo medžiaga, tiek teorinė, tiek praktinė. Ir ruošiame kas metus bent vieną arba kelis trenerius. Tai vieninteliai mes, sakysim, Pabaltijos šalyse turime toksai kaip ir klubas ar CrossFit arba šiaip iš funkcinių treniruočių klubų srities, nežinau nei vieno daugiau klubo, kuris ruoštų nuo A iki Z trenerius. Tai kas liečia nuo teorijos iki praktinės dalies, tokie kaip grupės valdymas, tokie kaip bendravimas su klientu, kaip išsidėlioti, sakysime, visą treniruotės vedimą, pristatymas treniruotės, taip. Toliau progresijos, palengvinimai, traumų pritaikymas. Daug yra tokių niuansų, mes netgi duodame informaciją, sakysim, pas mus netgi nėščios moteris sportuoja, taip, tai treneris turi apie tai žinoti, taip, ko nedaryti, ko nesakyti, arba kokį veiksmą taikyti tam tikrų periodų. Tai aišku, pas mus treneriai visi kvalifikuoti ir visi tikrai profesionalus, tai atsirado tas poreikis natūralus ir mes, manau, puikiai tą galime įvykdyti. Tai iš tikrųjų, Pauliau, aš tau labai noriu padėkoti už visą skirtą laiką. Man tai labai įkvepiantis pokalbis, parodantis, ant kiek tau yra svarbi ne tik kažkokia ir finansinė pusė, bet iš tikrųjų tas sveikatingumo pusė ir tai yra prioritetas pirmas ir labai smagu klausyti profesionalų, kurie tam tikrose srityse, jie stengiasi sužinoti maksimaliai daug. Tai iš tikrųjų ačiū tau labai. Ačiū tau, kad pakvietei, man buvo malonu. Labai ačiū Jums, kad išbuvote iki pačios pabaigos. Tikiuosi, Pauliaus istorija Jūs taip pat įkvėpė įgyvendinti savo idėjas. Tai labai ačiū Jums už Jūsų palaikymą. Tai jeigu dar nepaspaudėte like mygtuko arba neusiprenumeravote kanalo, tai tikrai galite padaryti čia apačioje. Man tai bus didžiulis įvertinimas. O dabar su Luku turėsime teorinę dalį ir bandysime sugriauti mitus. Ar tikrai visiems reikia nubėgti tą maratoną? Tai likite su mumis. Sugriaukime kelis mitus. Maratoną gali nubėgti visi. Čia kaip pavyzdys irgi žmonės nusprendžia ten kokią Ironman'e dalyvauti kaip pavyzdys. Ir galvoju, aš imsiu ir įveiksiu, bet yra labai daug tokių strategijų, būdų, ką tu gali padaryti ir išvengti sunkumų ir pasilengvinti savo darbą. Tai pavyzdžiui, su dviračiais, tarkim, daugelis galvoja vos ne, kad iš visų jėgų aš ten įminsiu į kalną su dviračiu ir tada riedėsiu nuo kalno ir palsėsiu. Nors kaip tik yra taktika naudojama, kiek aš kelis turiu klientus, kurie dalyvavo tam Ironman'e. Ir pasakoju, kad tu kaip tik truputėlį pritaupydamas jėgos kyli į viršų į tą kalną ir nuo kalno tu dar iš visų jėgų irgi mini. Tai gaunasi, kad tu dar greitesnį pagreitį įgausi ir tu visus aplenksi. O tas, kuris niekada to nežinojęs, tai kaip tik savo pavargęs visas bus nuo to kalno minimo ir gaunasi vos ne tas visas labiau pasiruošimas, informacijos irgi apdorojimas, kad kaip tu minėjai, jeigu tenais yra tikslas nubėgti tam pilną tą maratoną, tai aš manau daugiau žalos gali pasidaryti negu naudos. Ir tas pats ir su antsvoriu, ir dėl kelių, ir dėl visko, bet aš manau su bėgimu tai labiau irgi gal yra toksai netgi kaip valios reiklas, bet ten labai reikia atsargiai su tokiais dalykais, nes
Nu, nežinau, nes aš manau, kad labai toksai logiškas vat, ir atsakymas toksai iš mano pusės, kad, nu, faktas, kad aš manau, bet kokioj srity gyvenime, ar tai būtų sportas ar kažkoks verslas, tai kuo tu daugiau informacijos turi, kuo tu daugiau yra tas pasiruošimas, save paruoši tam, tai tu geriau ir pasirodys. Bet jeigu žmogus turi pakankamai motivacijos ir nori bėgti tą maratoną, jau yra gerai, tik tą motivaciją reikėtų jau panaudoti ir atlikti kažkokius namų darbus ir tą pasiruošimą. Labai teisingai, iš tikrųjų, turbūt, kad pats tokia kaip ir inspiracija, kad ir įveikti kažkokią didesnę distanciją yra labai geras dalykas, bet tuo pačiu tai turi lydėti, va, kaip ir paminėjai, discipliną, tai treniruotės, kad ne tik tai, kad tu čia nori nubėgti, bet tai nubėgti pasiruošus ir dar plus gauni, tiksliau, kai pradedi domėtis, dar kažkokių galbūt žinių daugiau pasigilinsi, ten tarkim, nuo tos pačios avalynės, nuo technikos, apšilimai, tempimai ir panašus dalykai, tas pats, nes tu norėsi vis geresnių rezultatų ir tai tave priverčia domėtis daugiau. Nes fain yra tai, kad vis tiek žmonės, ta motivacija vis tiek yra jausmas, jinai ateina, išeina, būna tų dienų atsikeli ir tu nieko nenori daryti, būna dienų, kai tau dega, tau verda kraujas, nori pulti ir dirbti ir tiesiog užkariauta visą dieną. Tai aš manau, kada tu jauti tą motivaciją ir tu užsimotyvavęs čia ir dabar varyti sportuoti, pradėti, jeigu jūsų ir toks yra prioritetas ir jūsų tikslas yra pasikeisti fiziškai arba pagerinti savo sveikatą, tai reikia imti ir daryti nelaukti. Nes faktas, kad ateis ta viena diena, kada nebus tos motivacijos. Ir tada bus tuos sunkiausių metų, kada reikia nepasiduoti ir vis tiek ištemti ir nepamiršti, kad man to reikia. Ir žinau, kad jeigu aš, tarkim, praeis pusmetis ir nesportuosiu, tada galvosiu, blema, aš galėjau vis dėlto sportuoti, dabar būtų koks rezultatas. Tai va, tai sunkiausias momentas reikia ištemti ir vis tiek bent jau tai mažai žingsniukais į priekį eiti, pasidaryti, ką reikia ir tada metai praeina ir tokie minimalūs žingsniai į priekį ir balašas palašų ir pasidaro jau tas nedidelis efektas, žinai, tas rezultatas. Tai. Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką ir labai ačiū Sporto rėmimo fondui už galimybę kurti šias laidas ir dalinti šią informaciją ir įkvepiančiomis istorijos su Jumis. Tai tikrai esu Jums be galo dėkingas. Na, o mes su Jumis pasimatysime, tikiuosi, kitą savaitę. Tai ačiū Jums ir iki kitos savaitės. Iki.